gamtiniam kontekstui ir taip toliau. Ir tikrai neužilgo netrukus ypatingai Nidoje ir Preiloje pamatysite gan įdomių modernių statinių ir aš manau, kad tai tikrai yra pats teisingiausias kelias. Vis dėlto tęstinumas tos bendro konteksto, manom, tikrai yra labai svarbus ir tai yra vieni geriausių pavyzdžių, kaip mūsų naujoji bažnyčia, kuri taip pat atitinka vos ne žvejo trobos proporcijas, tačiau yra kartu ir moderni ir labai jauki. Pastatyti Nidoje naują bažnyčią, tai čia buvo iššūkis architektam, tikrai ypatingas, nes vien pastatas tai yra iššūkis. Ir Nidoje, ir dar naujai, ir dar tokioje keistoje vietoje, kur praktiškai tarp garažų, kažkokių pašto ar sovietinių statinių, tai aš manau, kad tikrai tai galėjo padaryti tik tai tie, kurie ten yra gimę, ten yra dirbę ir nepaprastai pajutę šitą visą kontekstą. Tikrai dar vienas šiuolaikinės, modernios ir tikrai didelio tūrio architektūros pavyzdys, tai yra savivaldybės pastatas pastatytas 72 metais, architektas Alfredas Tiškus, kuris ir Klaipėdoje labai daug yra kūręs, tai yra tikrai neringiškas pastatas, tačiau yra ir modernus, ir kartu konceptualus, ir viskas jame tinka. Tačiau vis dėlto, ką tik prieš keletą metų atsiradęs visiškai naujas kvartalas Pervalkoje, kur žvejų gyvenvietėj, ką tu daugiau iš jos padarysi? Ten turi būti žvejų namai, ten tiesiog jie limpa ir aš dabar irgi daugybę nuotraukų, būtent jeigu jau fotografuoja Pervalką, tai fotografuoja šitos namus. Ne tuos naujoviškus, ne modernius, bet būtent šitos namus. Deja, matyt, Kuršių nėra tokia vieta, kur mes ieškom kažkokios tai praeities, ieškom nostalgijos, ieškom kažkokio tai subtilumo, jautrumo ir tie namai būtent atitinka. Aišku, turime visokių pavyzdžių, visokių liūdnų momentų, ypatingai mes kovojame su tais plastikiniam pavėsinėm prie kavinių, kurios labai sugadina visą vaizdą. Tačiau tai yra įrenginys, tik tai derinti jo nereikia ir gyvename šiaurėje, puikiai suprantame, kad šalta, norim šiltai sėdėti, šiltai valgyti ir dabar mes nacionalinėme parke kaip tik tai darome studiją, kaipgi galima vis dėlto būtų šiltai sėdėti prie paveldinio namo, tačiau kad ta veranda, ta pavėsinė, kažkaip harmonizuotų su visa teritorija. Ir tikėkime, kad galbūt kažką tai galėsime ir pasiūlyti. Pabaigai, tiesiog tikriausiai esate girdėję, kad Lonely Planet mus yra išrinkus kaip antra pagal paplūdimio grožį pasaulyje ir ten buvo parašyta, kad tai yra geriausia vieta pakabinti hamakui. Šitas įvertimas tikrai labai mus nustebino, tai buvo tiesiog siurprizas, nes Lonely Planet ekspertai atvažiuoja patys, jie paprastai žurnalistusgi priimam, parodom, kas gražiausia, jie patys viską žiūri ir jie reiškia nusprendė, kad tai yra tokia vieta, nors hamako aš ten gyvenime nesu mačius, bet jeigu ten atvažiuoji, tai jau toks maždaug nesvarumo būsenoje ir esi, nes tave taip veikia ir tas oras ir tie vaizdai ir taip toliau. Tai vis dėlto, kur tuos hamakus šiaip jau kabina? Aišku, ten, kur gražu, kur ten jūra, čia ne Kuršių nerija, va čia taip savo. Ir tiesiog pradedi žiūrėti, kur pas mus norėtųsi pakabinti hamaką. Aišku, to vietoj, kur kažkokia tai irgi, kažkas kitaip, kažkokia tai erdvės pojūtis, kad tu jaustumės kažkokios tai mistiškoj vietoj. Tai čia mano keletas hamako pakabinimų ir nežinau, ar norėtų hamaką kas nors pasikabinti mūsų prieplaukoje, mūsų vietoje, kur tai yra Nidos vartai, kuri pasitinka visus atplaukiančius. Deja, taip jau yra, kad yra pas mus tokių vietų, kurių galėtų galbūt nebūti arba jos atrodytų kitaip. Iš tikrųjų, Kuršių nerijai kurti yra nepaprastai sudėtinga. Dabar galbūt matėte spaudoje straipsnį apie, kad mes ketiname tikrai per europinius pinigus sutvarkyti ne vieną teritoriją, vieną jų, kur Juodkrantės istorinis miško parkas. Kaip tai turi atrodyti dabar, kada miško parkas buvo kurtas XIX amžiaus viduryje ir kaip jis turi atrodyti dabar, ką paimti iš jo, ką padaryti naujai. Tai yra didžiulis iššūkis. Mes šnekamės ir su gyventojais, kartais ir jie turi labai tokio racionalaus grūdo, kaip jie norėtų, kaip jie matytų tai. Jau iškart straipsnis pasirodė, kad parkas nori nugriauti švyturį. Tikrai norėtumėm atstatyti tą pavėsinę, nors puikiai suprantam, kad tai yra ko gero nebeįmanoma. Taigi jūsų laukia didžiuliai
iššūkiai, didžiulis kūrybinis potencialas ir tikrai yra ką veikti. Galbūt matėt spaudoje irgi pasirodė mūsų ketinimas pastatyti tokius didžiulius, reiškia, megafonus. Tai yra, kad galima būtų įlipti ir klausytis gamtos garsus. Tai taip pat kraštovaizdžio kažkoks tai niuansas, nes žmonės iš tikrųjų pralekia pro tą gamtą ir jos nebepamato. Tai mums būtų, reiškia, būdas juos sustabdyti, vat įliptų jie į tą megafoną, nu gal bent 10 minučių pabūtų vienoje vietoje ir neišjudėtų, gal kažką pamatytų ir išgirstų. Taigi einame šitą kryptimį ir aš kaip sakau, viską pas mus žino tik varnos, nes jos seniausiai ten gyvena, moka visas kalbas ir gal daug dieve iš jų galima ir mokytis. O šiaip tai tikrai yra ką veikti ir patikėkit, jeigu mes parke sakom, turi būti taip ar anaip, tai mes 100 kartų dvejojam. Ar tikrai taip? O gal mes per daug leidžiame? O gal dar reikėtų labiau? O gal kaip tik reikėtų? Kiekviena diena atneša vis kitus iššūkius ir tikrai jūsų profesionalų pagalba yra labai reikalinga svarbi. Ačiū labai. Pažymėjimą numeris 663, nes Aušra Cešta dalyvavo tokiai konferencijoje, kad skaitė pranešimą. Ačiū labai, labai. Dėkui už kantrybę, tikiuosi, kad išgirdot vis tiek kažką naujo. Šita dalis buvo daugiau skirta mūsų katedrai ir daugiau informacijos galbūt buvo skirta mokytojams, mokiniams ir apskritai mažiau žinantiems apie kraštovaizdžio architektūrą. Antra dalis bus, manau, tikrai labai įdomi, nes mes turime labai gerų svečių, praktikių, kurios pasidalins savo įžvalgomis, metodais, kaip jos dirba, su kuo susiduria ir ką gražaus yra sukūrusios. Šiek tiek vėluojame ir atsiliekame nuo grafiko, bet nusprendėme netrumpinti pertraukas, nes turbūt norite pavalgyti, tai susitinkame už pusvalandžio ir tiesiog nedarysim diskusijos antros dalies pabaigoje. Tai susitinkam, jo, ir be 23. Dabar, mėly kolegos, kas norit perkąs, teks nubėgti iki Studlento.